start easy, let's start slow. This is the Tuesday beat, up and down and hands and feet. We have got the new Wednesday, we're on the move. This is just a simple one. I don't like this Thursday morning. F-R-I-D-A, the weekend is on its way. Pirmiausia, su mokiniais turime išmokti Richard Fields pateiktas savaitės dienų kūno perkusijas. Tai nėra taip paprasta. Mums reikėjo net kelių mėnesių, kad viskas eitųsi sklandžiai. Sudėtingiausia – išlaikyti stabilią pulsaciją. Taip pasiūlyta užduoti atlikti fone skambant pastoviam bytui. Rekomenduočiau naudoti 90 dūžių per minutę. Prieš pereinant prie savo kūrybos, siūlyčiau savaitės dienų kūno perkusijas atlikti. Pirma, kartojant po 4 kartus kiekvienos dienos perkusiją. Antra, tokiu pat būdu atlikti viską tik kanonu, pradžioje gal 2 balsais, vėliau ir 4 balsais. Trečia, atlikti kūno perkusiją tik po 1 kartą, pakartojant kiekvieną savaitės dieną. Ir tai pareikalaus iš mokinių ypatingo greito tempo, mobilizacijos mąstymo. Galima sugalvoti ir dar daugiau įvairiausių variantų. Galima sukurti lietuvišką tekstą perkusijai, galima prijungti mušamuosius instrumentus turimus klasėje ir taip toliau, ir taip toliau. Galutinis užduoties tikslas – papildyti Richard Fields kūno perkusiją savo sugalvotais judesiais ir tai atlikti grupėmis. Žmonių skaičiaus grupėje bent aš nenurodžiau. Mokiniai rinkosi patys, su kuo jie kurs, repetuos, mėgausis procesu ir įrašys savo atlikimą. Gražių visiems kūrybinių ieškojimų.
Susipažinę su baroko muzikos kalba, pakartoja rondo formą ir net kelis kartus išklausę Te Deum uvertiūrą, ryžomės su mokiniais sukurti kūno perkusiją. Jie pradėjome didžiulį kalėdinį Klaipėdos licėjaus koncertą. Visus judesius kūrė patys mokiniai, gerai įsiklausę į muziką ir turėdami mintyse, kad atlikėjų skaičius scenoje bus tikrai didelis. Viena grupė gavo užduotį sukurti refreną, kitoji kūrė pirmąjį epizodą, trečia grupė antrąjį epizodą. Buvo įdomu stebėti mokinių kūrybinį procesą, ginčus dėl judesių pasirinkimo. Daug laiko atėmė ir judesių sinchronizacija. Visi žinojo, kad atlikėjų skaičius šioje perkusijoje sieks 100 mokinių. Todėl kuriant judesius reikėjo pagalvoti ir apie tai. Įdomybės laukė pradėjus jungti grupių sukurtus ritminius piešinius. Neapsiribojame pasirodymų klasėje, nutarėme nufilmuoti kūno perkusijos atlikimą gražiausiose Klaipėdos vietose. Kurkite, nebijokite ir užfiksuokite tai gražiuose įrašuose. Sėkmės visiems. Pateikdama šią užduotį iškėliau tikslą, kad mokiniai išmoktų groti ir nebijotų groti dar nepažintais instrumentais ir lavintų improvizavimo kompetenciją, kuri yra labai svarbi atlikėjui. Juk jeigu užmiršti tekstą ar suklysti, negalima jokių būdų sustoti, bet reikia eiti pirmyn ir klausantis pagauti toliau skambančią muziką. Nes juk gebantis improvizuoti žmogus bet kurioje situacijoje jausis užtikrintas savimi, pasitikintis ir galintis pritaikyti įgytas žinias. Rodo, šita užduotis nebuvo techniškai sudėtinga atlikti, tačiau pastebėjau, kad mokiniai jaučia tam tikrą jaudulį ar nerimą, kad gali suklysti ar nepataikyti į savo sugalvotą frazę, įdėti į tą ritminį darinį ar skambančią muziką. Todėl mano kaip mokytojos užduotis yra padrąsinti, paskatinti, juos pajusti tą būseną,
kai jie sukuria savo kūrybinį motyvą ir jį su pasididžiavimu atlieka, o po to su pasigėrėjimu išgirsta visą kūrybinį rezultatą. Žiūrėt ar ne? Žiūrėk, laisvai. Čia darbinis variantas, nieko baisaus. Geras. Ui, fainai, pabaigė. Mano užduotyje matote grojančius 4 mokinius. Tačiau, jei dirbama su klase, jie galima paskirstyti į grupės priklausomai nuo pasirinktų instrumentų. Pavyzdžiui, ukulelės, perkusiniai instrumentai, fleitutės ir kiti instrumentai. Pagrindinė mokytojo arba mokytojos užduotis šioje užduotyje yra leisti vaikams kuo didesnę kūrybinę laisvę. Ir tik tai suorientuoti, galbūt kartais kaip ieškoti ritminių ar garsinių slinkčių variantų. Pavyzdžiui, perkusiniais instrumentais grojantiems vaikams galima projekto pradžioje pateikti keletą ritminių pratimų,
kuriuos jie mokysis, po to derins tarpusavyje arba perkurs, o gal sukurs visiškai naujus. O pavyzdžiui, bosiniai gitarai, ukuleliai ar pianinui, jeigu tokie instrumentai naudojami, galima pateikti akordų garsus ir pasiūlyti išbandyti įvairias melodinės variacijas ar ritminės variacijas. Tik tai labai rekomenduočiau naudoti ne tik trigarsius akordus, bet įtraukti ir septakordus, o taip pat įtraukti ir kitus garsus, ne pagrindinius akordo garsus, kurie galėtų tapti perėjimais arba pagražinimais. Ir pagrindinis dalykas šioje užduotyje man pasirodė tas, kad mokiniams yra laisvė sukurti savo tekstą. Tai yra pristatyti temas, kurios jiems yra aktualios. Patyriau, jog turėdami šią laisvę, jie geriau susisieja su muzika ir tai yra galimybė jiems išgyventi, išreikšti tas temas. Pavyzdžiui, dirbant būtent šioje konkrečioje užduotyje, buvo labai įdomu stebėti, kaip vaikai klausydamiesi pasirinktų akordų sekų įvardina, su kuo jiems asocijuojasi. Pavyzdžiui, viena mergaitė pasakė, kad jai asocijuojasi su kruasanais, o kita mergaitė, kad asocijuojasi su baime. Ir be mano įsikišimo gimė tema, kuri, mano manimu, yra labai aktuali ir ypač paauglių tarpe, pavadinimu eating disorder arba valgymo sutrikimas. Tai klausytis tekstų šią temą buvo labai stipri patirtis.